Labadiena, mėly tinklalaidės e-medicina.lt klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Viktorija. Šiandien laidoje aptarsime turbūt daugelį girdėtą ar žinomą ligą – migreną. O šią temą mums gvildenti padėjęs gydytojas neurologas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetinės ligoninės Kauno klinikų neurologijos skyriaus vadovas, dėstytojas profesorius Antanas Vaitkus. Sveiki, profesoriau. Labadiena. Tai dažnai net ir jauni žmonės skundžiasi galvos skausmu. Kaip dažnai to priežastis yra migrena? Turbūt migrena to dažniausiai akcentuojama, kadangi dauguma žmonių nepasiekia pagalbos, negali gauti tinkamo dėmesio šeimos gydytojo, kaip mes vadinam, kai gydytojas pasako, jums trūksta tam tikrų kriterijų, kuris leistų patirti, kai jūs turit migreną. Bet pati migrena yra labai dažna. Turbūt 6% jau vaikų amžiai būna 12-14 metų, toks jau pakankamai didelis dažnis, kuris irgi suverčiamas vaikams, kad yra mokykloje per daug krūvio, nepavalgo, daug emocijų, įtampos, bet tai yra galvos skausmas, vaikų amžius kitoks yra ir dėl to dažniausiai jie atneša į brandą, subrendę galvos skausmus, kurie tampa iššūkiu šeimos gydytojai pačiam sergančiajam. Įvardijote jauną amžių, tai vis tik kokiame amžiuje dažniausiai prasideda ar yra nustatoma migrena? Turbūt nuo simptomų pradžios taip skaičiuoja iki nustatymo praeina kada 4-10 metų. Ir tie žmonės vaikščioniai patys tamsoje, patamsiai, aš vadinu, po vaistinės, po internetinės svetainės, ieškodami pagalbos ir nesuprasdami, dėl ko jiems ta galvos skausmo forma yra nenustatom, nediagnozuojam, tik dėl to turbūt, kadangi tai yra epizodinė. Gerai, kad epizodinė, kas keli metai, kas keli mėnesiai, kas kelios savaitės, bet jeigu tampa dažniausiai ir tai yra didžiausias žingsnis, kad mes į migreną žiūrime kaip į paprastą ligą, epizodinę, bet iš tikrųjų tai yra lėtinė, visą gyvenimą lydinti liga. Nuo jaunų dienų iki pat gilios senatvės ir dėja, aišku, su amžiumi prideda savo atspalvių kitos ligos, kiti simptomai, per tai laiką žmogus dažniausiai savo organizmą taip intoksikuoja medikamentais vairiausiais, ką gali, tą daro, skaitos, ko dažniausiai savo mokslai, kada sergantis pats tampa geresniu gydytoju negu šeimos gydytojas. Tai didžiausia problema yra. Tai atrodo, pristatėt ar ne tą ligą, bet norisi pažvelgti į tą ligą iš kitos pusės ir kiek žinau, yra tam tikras migrenos veikimo mechanizmas, kai dėl ko tą galvą pradeda skaudėti, ar ne? Tai gal galit paaiškinti tą veikimo mechanizmą, kodėl vis tik šios ligos metu mums skauda tą galvą? Tai pirmiausia, tai aišku, yra genetinė predispozicija, tai yra tam tikra genų rinkinys, kurie nulemia vienokią ar kitokią reakciją į išorinius veiksnius, į maistą. Net skiriami maisto produktai yra ir dopaminerginiai, kurie turintys savyje stimuliuojantį poveikį, bet jie greičiausiai tai žmogų rizika patirti, pereiti į dažnus galvos skausmus ir vartoti daug vaistų nuo skausmo. Yra histaminiai produktai, kurie turi savyje kaip alergizuojantis, tai yra sūriai vairaus produktai, tam tikri perdirbti produktai, kurie sukelia dažną migreną, bet būtent ypatingai yra tai tos problemos. O tų skausmų kilmės, ko yra, dažniausiai yra genetika. 70% nurodoma, kad turim genetinį. Nors visi ieško tų ligų ir dažniausiai mane kaip praktika erzina, kad sako, man nustatė kokią cistą galvos smegenyse, kokią kraujagyslių siaurės, dėl to čia jums skauda galva, arba nedaug dievų pradeda kokį slankstelių anomaliją įsivystymą ir sako, o čia jums dėl to ir skauda, čia suspaudžia neršakeltos skauda galva, skau gerai, bet jeigu yra nuo gimimo pakitimai, tai turi būti galvos skausmas ištisinis, arba dažniausiai turėtų būti mamos išsio persileidimas, nes pažeidimas būtų nervų sistemos vystymosi metu. Tai dažniausiai tokie didžiausios klaidos, kurios veda prie to. Pats skausmas yra genetiškai nulemtas, o rizikos veiksniai pats pacientai nurodo. Yra, jeigu paklausytum pacientų, kas jų nuomonė dažniausiai vartojant produktus išprovokuoja, tai rasi begališkai, nėra nė vieno teisingo produkto, ne visiems tas vynas provokuoja, ne visiems tas šokoladas, ne visiems ten produktai, kurie turi aštrių medžiagų, dirglių, prieskonių medžiagų. Bet genetika yra pagrindinis dalykas. Dėl to, jeigu kažkas serga migrena, bent žino, kad serga migrena, tai atsigręš atgalios į savo senelius, tėvus, į tetulės, dėdulės. Mes randam visada, kad tai yra kažkas turi galvos skausmą, tik nežino, ko serga. Tai žinau, kad vaikystėje matydavo tetulę, kuri gulėdavo kažkodėl tai užsirišusi galvą ir to baigėsi. Bet
Tai iš kartos į kartą, 3, 4, 5 kartus mes randame, jeigu žiūrim retrospektyvę, apklausos metu, didaktiškai, tai didžiausiai ir problema, kad tie diagnostiniai migrenos kriterijai, kur yra pripažįstami visiems gydytojams ir kad būtų sutartinis sutarimas yra, kokie diagnostiniai kriterijai, jie dažniausiai suklaidina gydytojus, tai yra problema. Mes turime savo sukūrę specialų klausimyną, kuris leis šeimos gydytojui greit atrinkti per minutę, ar jūs turite migreną. 3 klausimai tokie auksiniai yra. Vienas klausimas, turite priepuolinį neprognozuojamą galvos skausmą. Vienas yra, jeigu sakom taip. Galvos skausmas, kuris sutrikdo tavo darbingumą arba esi nedarbingas per priepuolį. Ir trečias, parodyk rankinuką arba rankinę, ar turi vaistų nuo galvos skausmo. 3 klausimai, kurie leidžia, kad tu esi sergantis migrena, bet kokia forma ten, ar su aura, be auros, kas ten menstruacija migrena, savaitgalinė migrena, ar ten galvos skausmai, kuri ten su svaigimu yra, tai čia kitas dalykas. Bet esmė yra, kad pirmiausiai įvesti pacientas, žmogų, kuris turi galvos skausmus į teisingą kelią, kad nieks neklaidžiotų. Ir pasvardaug klausimų sukurta šalia tų klasikinių vadinamų diagnostikos kriterijų, kad yra priepuolinis skausmas, kelių valandų iki 3 parų, skausmas vienpusis, skausmas pulsuojantis, skausmas sukeliantis fizinę negalę, ribojantis darbingumą, gali būti su aura, be auros, aura tai yra regos aura, regimoji, gali būti jutiminė aura, kai nutirpsta viena veido pusė, ranka, liežuvis, gali būti motorinė aura, kad būna jėga sumažėja pusė, gali būti vestibulinė aura, kai svaigsta, gali būti net kamieno aura vadinama, kaip strinkaltėrimas pradeda springti priepuolį, po to galvos skausmas. Tokie kriterijai, bet dažniausiai yra, tai klausimai yra šeimos gydytojui ir neurologui, kad nereikia taip aklai remtis vien diagnostiniais kriterijais, nes jeigu pasikartoja galvos skausmas, dingsta, moterim, pavyzdžiui, dingsta per nėštumą. Kur dingsta? Nedingsta, dėl to, kad pasikeičia nuo hormonų priklausomos migrenos provokuojančios rizikos veiksniai ir dėl to nebeskauda, bet tik pagimdo moteris, atskaitom arba ten moteris, kai sako, pailsėjo per nėštumą, pailsėjau, kol maitinau vaikutį, o tik prasidėjo atstatyti menstruacijos ir vėl grįžta migrena. Ir tai yra dažniausiai pasakai, sak, jums ne migrenas, jums negali išnykti, irgi toks teiginys labai kategoriškas yra. Daug įvardijote simptomų ir pagrindę turbūt apie suaugusius kalbėjot. Įdomu, ar tie simptomai skiriasi vaikams? Kokie dažniausiai, tarkim, būna vaikų amžiuje? Jo, vaikams turbūt irgi tas toks yra kriterijus, kad labiau pasireiškia pilvo skausmais, pykinimu, priepuoliniais svimimo epizodais, tokiais nesurištais su maistu, randam maisto produktų, kuris provokuoja, irgi dažniausiai nukryps nuo teisingos diagnozės. Tas vaikų ypatumai yra vaikų amžiuje, ten 6, 12, 14 metų ir skausmas netoks stiprus, arba skausmas būna labai pakankamai trumpalaikis, kelių valandų tik tai net trunkantis paras, nes labiau yra pykinimas, svimas ir pilvo skausmai. Tai čia yra turbūt vėlgi vienas dažniausiai tokių miglų, kurios šeimos gydytojui sunkina patvirtinti diagnozę. Bet tai nieko nereiškia, todėl kad vaikų amžiuje dėja mes turime ir tų vaistų pasirinkimą kitokį ir tai kai kurie vaistai, kurie mes turime kompensuojamus vaistus suaugusiems sergant migrena priepuolio gydymui ir profilaktikai, mes neturime vaikų amžiuje nei vieno vaisto kompensuojama. Ir nuskriausti, turi sulaukti 18 metų, tai patekti pas gydytoją, kuris suaugus neurologų, vaikų neurologų irgi žino, tai dažniausiai rašo receptus paprastus, nekompensuojamus. Kalbėjom, kaip diagnozuoti iš simptomų, ar ne? Ar yra kažkokie tai tyrimai, kurie galėtų patvirtinti migreną? Nėra nė vieno tyrimo, nors pastaruoju metu prieš mėnesį laiko paskelbta pasauliniam kongrese pasaulio, kad galima nustatyti tam tikrą karcinogeno baltymą ašarose, kuris rodo jo padidėjimas, kad žmogus turintis neaiškius galvos skausmus, greičiausiai yra sergantis migrena, nes paskyrus skausmą mažinus vaistus, šito baltymo kiekis ašaros sumažėjo. Labai inovatyviai yra publikacija pastaruoju metu pasireiškusi ispanų grupė iš Barcelonos paskelbus, labai įdomus variantas yra. Tai kad galim kriterijus. Visa kita yra niekiniai, tipiški, netipiški. Yra paskelbta, kad radiologiškai, jeigu darome galvos MRT tyrimą, specifinę programą naudojant, matuojant smegenų žievės storį, tas, kuris turi migreną, jo smegenų anatominė vieta, viską atsako dešinės pusrutulis labiausiai, yra sustorėjusi, tie, kurie turi dažną galvos skausmo formą migreną ir kurie gauna gydymą, kuris sumažina skausmo priepuolių skaičių, darant kas kelis mėnesius tyrimus, nustatyta, kad tas smegenų žievės storis vėl sumažėja. Turim objektyvius tyrimus, bet čia labiau yra akademiniai, moksliniai
Pacientui nereikia. Pacientui reikia tik tai atmesti, kad nėra klystančios diagnozės, klystkelio diagnozės nustatymai, sakyti, ar paskirti adekvatų gydymą ir tinkamą gydymą, efektyvų. Ir perspėjimas tai, kad jokie plečiantys vaistai negali būti skiriami pacientui, nes tai yra, kadangi skausmo mechanizmo vystymosi metu, smegenys yra realiai daugiau priteka arterinio kraujo, negu gali ištekėti venomis. Todėl plečiančių vaistų panaudojimas priepuolių metu yra nerekomenduojams ir neleisti, nes jis gali pratesti skausmo trukmę ir sunkiai gydomą, nes vaistai sąveikaus, vaistai chemiškai veikiantis receptorius, išplečia arterijas, skausmas prasitęsia. Minėjot, kad nėra tarsi dabar tyrimo ar ne diagnozuoti migreną, bet tikriausiai pacientas atėjęs pas gydytoją neurologą ir besiskundžiantis galvos skausmu, jam kažkokie tyrimai vis tiek yra atliekami. Rutiniškai šiais laikais visi turi pacientą galvos magnetinio rezonanso tyrimą, kraujagyslių tyrimą, kiti encefalogramas turi pagal seną stilių, kiti ten kaklo nuotraukos prisidarė. Tyrimai, ar kad pacientas užmušamas tyrimais, kad nusiramintų, sumažintų nerimą, todėl, kad padarom tyrimus, nieko neberandama ir sako, jums neužtenka, jūs galvos skausmą vardyti kaip pastovų, lėtinį, spaudžiantį, o žmogus jau turi lėtinę migreną ir sako, jums neužtenka kriterijų migreną, bet jums pakeitimai, kai nėra, eik iš čia. Taip, mes sakom, turim tokių atvejų, kad pacientai būna, aš Kaune dirbantis, tai Kaune pacientas 40 metų amžiaus, teina kokie 25 metai ar galvos skausmais jau tipiški priepuoliai, bet tie patys gydus, kadangi kažkada juos, nuskriaudė gydytojas, pasakęs, kad nežinau, kas čia jums yra, pavartokit kažką. Ir tai yra nustumiamas į šalikelę pacientas, kuris gali tapti priklausomas nuo vaistų, nors tai yra ne opiatiniai, ne narkotiniai vaistai, bet yra priklausomybiškų vystosi labai greitai. Tai vis tik reikėtų turbūt nepamiršti tokiem pacientam nenuleisti rankų ir galbūt tada kreiptis pakartotinai į gydytojus neurologus, kad ta diagnozė vis tik būtų išgryninta ir migrena nebūtų pamiršta. Čia yra problema, kad kadangi migrenos metu tyrimuose mes neturim jokių objektyvių įrodymų ir nėra kriterijų, tik apart klasikiniai diagnostiniai kriterijai nusiskundimai, priepuolinis, vienpusis, pulsuojantis skausmas, trunkantis keletą parų, jis veda prie to, kad dažniausiai pacientai eina pas gydytojus ir ta viena iš problemų, kad neurologijoje mes turime labai daug ligų iš tikrųjų. Mes žinome viską, neurologai turim žinoti, suprasti žmogaus kūno anatomiją, išskyrus nežinot, dėl ko plaukai auga ir nagai auga, nes juose nėra pračkiai nervų, nes jūs galima karpyti ir be skausmo. Tai dėl to gydytojai, kada į galvos skausmus, kurie pasikartojant, kas kelios savaites, kas keli mėnesiai, nustumia pacientą iš šalikelę, sako, nežinau, partok tą gal padės, aišku, patogu, jeigu pacientas turi kas kelis mėnesius priepuolį, sutvarkys su bet ko arba savami praeina. O pacientai patekti pas gydytoją, kuris domisi labiau specializuotai galvos skausmų srityje, Lietuvoje, aš manau, kokie galim 10-15 gydytojų neurologų, kurie myli, taip mes sakom, galvos skausmus labiau ir fiziškai ir kiekybiškai pasiekti tą grupę neurologų nėra lengva, nes neužtenka tų net fiziškai dienų, valandų gauti konsultaciją. Čia yra problema. Todėl tenka mokinti visuomenį, kas ir šiandien, manau, yra mūsų pokalbis yra skatintinas labai, kad pacientai suklustų, įsiklausytų ir žinotų, kad jie negali būti palikti vieni pati, jeigu turi didelę problemą. Gal ne tik pacientai, bet ir kiti gydytojai, ar ne, kad nepamirštų šitos ligos. Tai gal keliaukim prie gydymo, vis tik koks turim ligą, ar ne? Tai esam laimingi, kad turim ir gydymą šiai ligai. Tai koks vis tik yra, kokie yra gydymo metodai? Aišku, ir gydymas, pirmiausia, jeigu gali, visai pradam nuo to, jeigu tu žinai, kas provokuoja, tai stresas, miego sutrikimai, miego trukmė. Visada žinome, kad streso metu išsiskiria tam tikri neuromediatoriai, hormonai, kurie provokuoja skausmų užsivedimą. Tas pats skausmas yra neefektinis uždegimo procesas galvos smegenyse, dėl to visi vaistai, kurie žmonių nuomonė padeda ten, kaip klasika, ibuprofenas, paracetamolis. Jie iš tikrųjų įveikia tos uždegimo medžiagas, kurios ir slopina tą skausmo uždegimo procesą smegenyse, bet tie žmonės, kurie turi skausmo, dažnai turi turėti pasirinkti jau specifinius vaistus. Lietuvoje mes turime šiuo metu 3 vaistus, specifinius triptanai, taip vadinami, priepuolio gydymui.
jie yra dalis kompensuojama, priklausomai nuo kompensacijos, jie svyruojantys, tai būna tai 2-3 vaistai, nors oficialiai to yra 4 vaistai buvo įtraukti į sąrašą kompensavimui ir jie vis tai yra prieinami per kitą formą. Tai pirmas dalykas, tie vaistai, kurie kompensuojami, yra tikslingi, kryptingi, sukurti tik migrenai gydyti. Kodėl nėra visada populiarus? Nes dalykas, aišku, jų yra galbūt kaina. Dalies, kai žmogus negauna receptų, pats perkasi, tada eina prie paprasto vaisto. Kitas dalykas, visi šitie vaistai, turbūt nuo migreno specifiniai vaistai, vienam triptanai, jie turi labiau pašalinius simptomus, reiškinius, nepageidavimus reiškinius, tai yra tirpimą, burnos sausumą, galvos svaiguliavimą keistą, spaudimą krūtinėje, kai kurie nerimą pajaučia, kad įdomiai, kad tie vaistai, kurie sukurti yra specifiškai migrenai, kad skaičiuojant, aš manau, kad daugiau turi nepageidavimų simptomų, specifiniai vaistai nuo migrenos negu paprasti ūkiški vaistai kaip ibuprofenas arba aspirinas. Tai čia yra idėja, visi tie vaistai irgi efektyvumas ir jų yra skiriasi 45, 48, gal 52% svyruoja nuo atsako, nėra 100% vaisto. Kiekvienas žmogus 1-2 kartus paragavęs to vaisto nesuveikia, dar jis geras, tik tai tam sukurtas vaistas, jis jį pastraukia į šoną, vėl grįžt prie savo įprastų vaistų. Profilaktika. Kitas dalykas. Ką reiškia profilaktika? Prevencija galvos skausmų. Tai yra tarptautinės rekomendacijos ir sutarimai yra, kad galvos skausmai suaugusiems, jeigu yra 4 skausmų dienos per mėnesį ir daugiau, reikia kalbėti su sergančiuoju apie vaistų nuo skausmo parinkimą. Bet vėlgi prieš tai mes analizuojame, kas privedė prie dažnų miego sutrikimų. Miego kokybė, miego trukmė, mitybas, alkio neleidimas, neleisti praalkti, pavalgyti laiku, nepersimiegoti, nes ir savaitgalinį migrantą, tarėms, kad pamieg žmogus 1 valandą daugiau ir galvos skausmas atsikeli sunkia gal, patau įsiveda ir migreną. Nepavalgymas, dirbi, nėra laiko, išbėgti, vėl darbas ir alkis irgi provokuoja, jis nesukelia, bet jis provokuoja, tai yra provokuojantis veiksniai, o tada jau einama prie sureguliavusios tos rizikos grupės provokuojančio veiksnių, tada galime eiti prie vaistų, kurie yra prevenciniai, profilaktai. Iššūkis yra profilaktinių vaistų, kad mes turim tam grupės, tai serga moteris, merginos, vaisingo amžiaus, galinčios pastoti, todėl kai kada turime remtis vaistų grupėmis, kurios yra trumpo veikimo, pavyzdžiui, parą veikia 2 nedaugiau, nes netikėtas nėštumas ir inovatyvių naujausių vaistų pasaulio sukurtų prieš 5 metus įvedimas kertasi su rekomendacijomis, nes tie nauji vaistai yra rekomenduojami įsipareigot moterims, vaisingo amžiaus merginoms, kad turėtų bent 8 mėnesius nepastoti vartojančius vaistus. Bet jeigu jos negali kontroliuoti savęs ir neprisižada, turim diskutuoti labai atsargiai. Tai šitai vieta yra toks yra kirtimas, bet to vaistų klasė mes turime geriamų tablečių formų pakankamai daug. Yra antihipertenziniai vaistai, antidepresantai, antiepilepsiniai vaistai, homeopatiniai vaistai, yra naudojami, botulino toksinas yra patvirtintas indikacijos ir tik nėra kompensuojamas kol kas Lietuvoje. Yra priemonės nemedikamentinės, tai yra kaip fizioterapinis, trišakio nervų stimulacija, toks yra cefalilankelis, yra ITSS, kuris naudojamas stimuliuoti klajoklį nervą. Irgi šiuo metu vyksta jau diskusija dėl jo kompensavimo ir bus galima kompensuoti tam tikrom grupėm pacientų. Ir jeigu mes valdom situaciją, žinom, kad sergančioji gali kontroliuoti savo įsipareigojimus, tai yra inovatyvūs vaistai, biologinė terapija. Mes vakcina nuo migrenos. Nauja klasė vaistų, superiniai vaistai, kurie padarė perversmą. Aš manau, kad jeigu galėtų moteris paskirtų Nobelio premiją už tai ir vyrukai, kurie serga, dėja už tai neduodama. Bet šitai grupės ir tie vaistų yra jau 4 medikamentai pasaulyje. Lietuvoje mes turime 2 medikamentus, kurie kompensuojami 100%, jų efektyvumas yra 80-86%. Laukiam dar vieno vaisto, ateinančio galbūt į rinką, bus leidžiamas į veną, lašinamas kas 3 mėnesiai, efektyvumas remiantis studijomis, publikacijomis yra didesnis, kadangi vena tiesiogiai sulašinus, jo savim biologinis yra 100%. O kai aš geriu tabletį, pavyzdžiui, profilaktikai, mes žinome, kad žmogus, kuris prieėjo prie gydymo profilaktinio, prieš tai daug metų jau savo skrandį žarnyną žalojo cheminėms tabletėmis, tie vaistai visi praktiškai 50%, 52% galbūt suveikia efektyviškai. 50% yra vaistas dūmas.
išeina. Tiesiog suyra. Ir dar viena iš teorijų yra galvojama, kad tie, kur vartoja ilgą laiką vaistus tabletėmis, tos pačios cheminės klasės, organizmas įsivysto jie tam vaistui neutralizuojant antikūnį žarnyne, kas nebeveikia vaistą, to žmogus didina dozę, skaičių tablečių, didina ir nėra efektyvumo. Tai šita nauja klasė biologinė, aš manau, kad tie, kurie vartoja, žino, ką tai reiškia dovana. Ir kas dar paminėtina, dar ateina naujos klasės. Pastaruoju metu atėjusios yra tabletės ateina, panašiai biologinės terapijos principą, veikiantis tą patį baltymą, kuris sukelia uždegiminę reakciją galvos smegenų dangaluose ir sukelia skausmo užsivedimą. Tai yra medikamentai, gaminami gepantai klasė, kurie dėja kol kas pas mus nekompensuojami, bet jų įdomumas veikimas toks yra, kad jie gali veikti 24-48 valandų. Jie tinkami ir priepuoliui gydyti, ir profilaktikai. Tai jeigu 48 valandas veikia, tai mes galim gerti kas antrą dieną tabletį, turėsim kaip profilaktinį medikamento klasę, tačiau aišku, kad juos reikia vartoti. Deja, irgi tų gerimais, tų poveikis irgi, bent pastaruoju metu rodymas didžiulis yra geras efektas. Dar viena klasė atsiranda vaistų ditanai, tai vadinam ditanai. Mes žinome, kad šiandien rinkoje pateikiamas ir lasmiditanas, keiksmažodis toks, kuris yra, bet čia yra, esmė irgi panašiai kaip triptanai veikia, tik tai jisai kryptingai į vieną receptą, tu turi mažiausiai pašalinių reakcijų lyginant su klasikiniais vaistais, kaip sumatriptanas ir taip toliau. Ir efektyvumas yra didesnis, mažai svaigimo, nerimastingumo, burnos džiūvimo, širdies plakimo. Negaliu pasakyti, kada ateis į Lietuvą, bent nebuvau, dar nėra tokių užkitin. Sako, jokių nėra garsų apie tai, kad teis naujas šitas vaistas, bet žinome, kad pasaulyje jis jau yra propaguojamas, Skandinavijoje taip, Vokietijoje taip, Prancūzijoje taip. Tai mes tikimės. Irgi, nes tai yra vaistai, kurie tinkami moterims, kurios nesipareigoja nepastoti. Jie nori turėti migreną. Tai neblogs vaistas. Neblog klasės vaistų. Tikrai nuostabu girdėti turbūt ir tiem, kas serga ir moterim jaunom ar ne. Tikėkime, kad kuo greičiau pasirodys Lietuvos rinkoje. Bet dar domina biologinė terapija. Kiek žinau, yra tam tikros indikacijos skirti biologinę terapiją. Turbūt ne visiems pacientam gali būti skiriamos. Ar visiems? Tikras ir tam iššūkiai, aišku, tie pacientai, kurie turi širdies ir kraujagyslių ligas, anamnesiškai turėjo insultą, nes insultą gali patirti ir jauno amžiaus asmenys, jiem yra nerekomenduojama, daug tų įrodymų, daug ko nerekomenduojama nėra, bet manoma, kad tie medikamentai gali kelti kraujo spaudimo svyravimus. Todėl taip apsisaugodami gamintojai ir pasaulinė galvos skausmų asociacija, federacijos, kurios kuria rekomendacijas, algoritmus, nacionalinės rekomendacijas, kad kol kas šiandien turite širdies, išeminės ligos, anamnezę, galvos smegenų sutrikimus ar kraujo spaudimą sunkės, tai yra nerekomenduojama, bet nėra kategoriškai draudžia, bet nerekomenduojama. Tai su tokiu atsargumu labai rekomendacija, jeigu jau nėra išvengiamumo, reikia pamatuoti naudą ir riziką. Bet aš manau, kad kiek mes turim praktikoje 3,5 metų tus medikamentus, bent tokių rodymų, kad tie medikamentai jie patys keltų nes yra atveju, kad pacientis, kadangi migrenas sergantis asmenys turi daugiau kaip 180 genų, kurie koreliuoja su kitų ligų buvimu organizme, anomalijom kraujagyslių, ritmo sutrikimais genetiškai nulemtų, dėl to taip toks ir sutapimas, kad tie, kurie turi migreną, ypatingai migreną su aura, padarius tyrimus mes leidžiam, kad 7% asmenų gali turėti mikroneurizmas galvos smegenyse, kraujagyslinį išsivystymą, tam tikrus genetinius susirgimus krešumų srityje. Ir kai kada gydytojai labai kategoriškai suverčia kaltę migrenai, kaip pavyzdys yra terminas, kad moteris, vartojant kontraceptikus, rūkanti, turi riziką patirti insultą. Bet skaičiuojant, kad insultas yra vienas iš 1000, skaičiuokime, asmenų, sergamas yra migrena 40 amžiaus moterų tarpe 20% pasiekia. Tai insultas, apkaltinti insultą priežastimi migreną yra labai lengva, kad kur be pasisuksi, ten sergantis migrena yra. Kas 5 žmogus serga migrena. Dėl to, kai daro epidemiologinius tyrimus, rizikos veiksnių skaičiavimo randa. Čia viršsvoris yra kraujo spaudimas, lyg tai migrena serga, nedaug dievė. Statistika suverčia tiems rizikos veiksniams, kad jie betarpiškai galbūt sukėlė, negali paneigti. Bet praktikoje aš nemanau.
teiginys yra kategoriškas, kad rizika sergant migrena, vartojant kontraceptikus, rūkant, reikia atsargiai, tą žino, bet tai yra susiję, kad ir migrena turi daug lydinčių lygų, genetiškai nulemtų, kurios pasireikš tam amžiaus periode ir tai mes neišvengsim jų. Tikrai daug informacijos, net atrodo sunku suvirškinti, bet norėčiau nepamiršti šeimos gydytojų vaidmens, ar ne, ir ką galėtumėte jiems patarti, nes vis tik paminėjote, kad yra kas 5 žmogus sergantis migrena, turinti šią patologiją, dar daug yra nežinančių, kad serga. Ką galėtumėt šeimos gydytojams patarti, kaip galbūt atpažinti, kada nukreipti, kada vis tik sunerimti, kad tas galvos skausmas galbūt ne migreno, kažkas rimčiau, gal kažkokius aspektus galite išskirti? Jeigu keli tokie yra kriterijai, rekomendacijom, kad jeigu turi pacientą, kurį beskundžia galvos skausmais, užeinančiais, su priežastim be priežasčių, tai yra metais trunkantis, ar ten 2 metai, 3 metai, ir neskauda ir skauda. Tai reiškia, visos tos idėjos, hipotezės kitų patologijų, tai yra nemotyvuotos, visiškai nelogiškos, tai yra migrena sergantis žmogus. Kitas dalykas, pacientui parinkti saugų vaistą, bet kuris vaistas nuo priepuolių yra saugus, efektyvus, kuris efektyvus. Ir jeigu, tai sako, pasimelsti vakare prieš miegą, skausmą metu ir padės, emociškai, viskas gerai. Nėra tai kategoriškai vaistų, kad visi vartoja tik tai tos specifinius vaistus triptanus, taip nėra, nes turim atveju, kad pacientui irgi paskirus vieną vaistą nuo migrena specifinį 2-3 tablečių gėrį nepadėjo, sakim, ne migrena, nes jums nepadėjo tie vaistai. Logiškai, todėl dažniausiai perklausė pacientą. Jūs greičiausiai jau tą vaistą, specifinį vaistą nuo migrenos pasiėmate kaip antro pasirinkimo, antros eilės, kaip pirmiausiai geriai savo ibuprofeną, kokį mesolydo klasės yra medikamentai ir po to jau geria triptaną, kai migrena įsibėgėjus automatiškai per priepuolį, kai turi geriamą tabletę, kad ir triptaną, skrandžio palaidumas tabletėmi yra minimalus, sumažėjęs, nes visi dažniausiai skrandžio parezė ir visi medikamentai, kurie metami skrandį, nepasiekia tos anatominės vietos žarnyne, kuriuose prasideda rezorpcija, veiklios medžiagos suformavimas, su baltymas ir išimtis patenka. Dėl to dalis pacientų per priepuolį geria jau medikamentą 2-3 dozę, tai yra bergis dalykas, geriau iškentėti, pamatyti, užmigti. Tai prisutais triptanas, kad klaidų dėl to mes pasidarome patys neurologai. Šeimos gydytojas, jeigu turi priepuolingos skausmo pacientą, jūs lankosi epizodiškai. Tai sakom, gydymo principai yra šeimos gydytojui suprasti, kad nustatyti migreną pats lengviausias dalykas. Iš tikrųjų, gerai padaryk tus tyrimus, brangiai kainuojančios slogos trukmės, taip toliau. Aišku, ligonių kasos, kurios kompensuoja dengia visus konsultacijas, brangius tyrimus, suprastų, kad pirmiausiai turim turėti klausimyną, turim galvos skausmų dieną. 2 kriterijai yra, jeigu galvos skausmai dieninė atsispindi, bet 1-2 mėnesius pastebi, kiek yra dažnis, pastebi tendenciją vakarinė, rytinė, ypatingai galvos skausmai iš po nakties ir ne naktį, bet iš po nakties, tai yra kvepia migrena. Galvos skausmai dažni, ten iškart galvoti apie pabandyti vaistą, nebūtinai ten reikia triptano klasę, galim pabandyti bet kurį medikamentą, ligonis tinkamas, kiti vartoja būtent tik tai kombinuotus su kofeino vaistus, nes labai efektyvus. Mūsų močiučių vaistai čia yra citramonas, švelniai sakant, kabutėse. Daug tų vaistų ir visos šalise, kurie pacientai pabuvosi, kad atsivežė stebuklingą vaistą, kuris man efektyvus, net parduodu į medzinkonėlėje be receptą, yra citramono klasės medikamentas su kofeinu. Paracetamolius ten būna ir kofeinas, labai efektyvus vaistai. Net tą patį veikia ir triptaną irgi. Jų veikimas turi sutraukti, šitiek receptorių sutraukti arterijas, kurios sumažina pritekamo kraujo kiekį galvos smegenyse ir sumažėja. Kas dar labai įdomu yra, ieškant tam tikrų ligų komorbidiškumo moterims, pavyzdžiui, pastebėta, kad moteris dažniausiai turi skydliaukės patologiją ir aurą. Rekomendacijos yra nebijoti skirti mažų dozių L-tiroksino, nes kas turi hipotirozę ir migrenos aura sumažina priepuolių skaičių. Taigi to komorbidiškumas yra. Kraujo spaudimo svyravimas dažniausiai būna žemas kraujo spaudimas, reikia šeimos gydytojo atkreipti dėmesį. Bet tie pacientai, kurie turi galvos skausmus su pakilančiu kraujo spaudimu ir bando sakyti, o jums galvos skausmai, dėl to, kad turite galbūt hipertoniją arba prehipertoninę ligą. Ne, tai yra pats skausmas, pats yra stres. Skausmas migrenis yra tinkama signalizacija. Mes sakom, jeigu vyksta galvos skausmas, tai yra signalizacija. Be skausmo žmogus numirtų, be suvokimo skausmas yra gynybinė. Kaip ir šis sako medikas. Sako, kad depresija yra poilsis smegenims. Kai užsidarai, slepiesi, pailsys.
turi iškrauti akumuliatorių ir galvos smegenų ir vėl pasikrauti. O mes bandom iš karto tą akumuliatorių per prievartą įgrūsti. Ir kada medikamentas, sakom, to depresija yra natūralus dalykas. Ir migrenas yra draugės, yra kelios, sakant, migrena yra miego sutrikimai, nemiga, depresija, nerimastingumas ir tam tikrus emocinis svyravimai, nuotaikų kaita. Nuotaika ta serga migrena ir vyrams būna, kaip būtų prie ciklo dienos. Tai čia yra natūralus dalykas. Mes esam gamtos žmonės, o migrena tokia yra tobula liga, aš vadinu, tobula, nes jinai yra leidžiagi, kad kai skauda galva, ko skauda, kažkas išprovokavo, reiškia, nusidėjai, dėl to tave paguldant menčių. Mes norime, kad skaudėtų galvą, bet tu irgi čia išvalytum, dirbtum savo įtemptų darbo 5 valandas miegi per parą, manai, kad čia tas akumuliatorius ilgai temps. Taip nebūna. Labai labai gražiai užbaigėt su literatūriškai žodžiais ir turbūt reikėtų nepamiršti, kad yra tokia liga kaip migrena, kad turi daug veidų, kad reikia turbūt nepamiršti ją atpažinti ir nepamiršti, kad turim daug stebuklingų gydymo būdų, kurie padeda tiem pacientam tarsi atgimti iš naujo. Turbūt taip. Aš manau, kad dabar sergant migrena yra naujas amžius. Kaip mes jie bijodom neurologiją išsėtinės sklerozės, o dabar turime tokią grupę medikamentų, tiek pasirinkimo, kad tą ligą gali valdyti ir sergantieji išsėtinės sklerozė gali gyventi pilną vertį gyvenimą, kas buvo prieš 25 metus nurašyta visiškai. Taip ir su migrena, kai turėjome žmonės pasmerktas, mes turime pacientą patvirtinti diagnozę, pagauti jį, pririšti, sukeltiems pareigojimus savo sveikatai, nes vaistų gerimas taip tabletėmis tai visi yra cheminis toksinis poveikis. Mylėti save reikia ir nervuotis prabanga. Tai ačiū tikrai Jums, kad sutikote atvykti ir papasakoti. Tikiuosi, kad šita tinklalaidė bus tarsi proveržis tiek pacientam, tiek specialistams išgirsti apie šią ligą ir jau tinkamai sureaguoti į tai. Tai dar kartą ačiū Jums labai, o klausytojams linkiu nesirgti ir kad Jums neskaudėtų galvos. Susiklausysim kitose tinklalaidėse. Ačiū. Tinklalaidėse. Ačiū.